Labas vakaras, sveiki, jungiatės, jau yra žiūrinčių, jau yra stebinčių, kaip man smagu. Šį ketvirtadienį vėl kviečiu į pasimatymą jūs į mezgimo vakarėlį, pabūti, padalyvauti, pabendrauti, užduoti vieni kitiems klausimus, užduoti klausimus man ir visi junkitės, dalyvaukit, pasisveikinkit. Sveiki, ar geras vaizdas ir ar gerai matosi. Pirmiausia, visada klausiu šito klausimo. Sveiki, lauksiu jūsų atsakymo, ar gerai girdisi. Labas, kviečiu pasisveikinti. Ar gerai matosi? Tikriausiai nieko nesimato. Labas. Ar yra mezgėjų mūsų tarpe? Sveiki. Labas, viskas puikiai. Eglė, labas. Ačiū. Eglė pirmoji parašysi. Va ir pradėjot jau sveikintis vieni paskui kitus, matyt, tas ryšys šiek tiek vėliau, ar ne? Tai labai malonu, kad ketvirtadienį, kaip ir įprasta, susitikti su jumis, mezgimo mylėtojai, mezgimo fanai. Ir čia siūludama, aš kaip visada pasistengsiu aprodyti gautus siūlus. Labai fainą, labai gražią naujieną parodysiu, aptarsiu, papasakosiu ir pasidalinsiu informaciją, taip pat atsakysiu jūsų klausimus. Sveiki, viskas matosi, girdisi, sveiki, puikiai girdisi, visi sveiki. Mezgat ar ne, ir klausot ir mezgat, puiku, sveiki. Tai ką, tad kviečiu bendrauti, pasisveikinti ir šį vakarą dalyvauti aktyviai. Jo, ir mato, ir Indra girdi, ar ne, ir mato, ir visi kiti. Smagu, labai. Na ir ką, ir noriu paklausti, kaip jūsų vakarai, kokios jūsų dienos, koks jūsų kovo mėnuo. Šiandien tai visai šilta, pas mus Šiauliuose šviečia saulė ir žiūri jau mes vienas langelis, kitas langelis, jau vėdinamės patalpas, siūlų vilnonių apsuptyje jau ir šilta buvo po pietų ir vis daugiau saulės, kurios taip labai trūksta, laukiam ar ne, kaip jūsų pomidorai, sėklos, merginos iš tikrųjų moteris užsiėmusios sėjos darbais ar ne, ar mezginiai nenumesti į šoną per tos darbus, rūpesčius visokiausius. Taip, sveiki, gerai. Taip, tai o kol jūs parašysite, kaip gyvenate, parašykite, kaip per tą savaitę ką numezgėt, ar visiškai mezginius atidėjot į šoną ir užsiimat dabar sėjos darbais, tarkim, nes, žinau, paprikos, pomidorai ir taip toliau moterims sėklos, žodžiu, yra reikalų, ar ne, kovo mėnesį. Taip, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Va, kokia nuostabia daina, ar ne, kokiais nuostabiais žodžiais mes ir pradedam šį vakarą, mezgimo vakarėlį. Kol kas mezginiai tik rankose, Julija dalinasi. Tai jūs rašykite, na, o kol jūs rašote, dalinate savo savaitės mezginiais, ar pavyksta pamėgsti. Noriu dar kartą pasidžiaugti kovo mėnesį išleistų mezgimo žurnalu. Ir jame tikrai išleidžiam daug patarimų apie mezgimą, labai daug įdomios informacijos, apskritai apie mezgimą, ar ne, apie virbalus, kokius virbalus ir kada pasirinkti, kokie siūlai atkeliavo, kokius siūlus pasirinkti tam tikriems mezginiams, ar ne. DUK, tai yra dažniausiai užduodami klausimai jūsų. Siūlų deriniai, aprodome siūlų derinius. Dalinamės raštais su lietuviškomis schemomis, mezgimo receptais pasidaliname, taip kad jei ir tu domiesi mezgimu, šis žurnalas būna tavo kelrodė žvaigždė, tavo draugas, kasmėnesinis draugas ir vedlys, kuris padės susigaudyti tokioje daugybėje prekių, tokioje didelėje pasiūloje. Ir
Jeigu jūs neparsisiunčiat, neišeina kažkas atsidaryti, žinau, gaunam visokių pranešimų, užklausų, kad negaunate ar ne, jūs negaunate. Tai tikrai, kas užsiprenumeruoja mūsų naujienlaiškius, kas užsiprenumeruoja mūsų naujienas ar ne, tai tikrai žurnalą turite gauti. Jis tiesiog yra paprastas PDF failas. Ir jeigu jūs negaunate e-mailo su žurnalu, tiesiog tarp naujų laiškų, ar ne, pasižiūrėkite spam ar tą šiukšliadėžės skyrelį, galbūt jisai ten nukeliavęs. Jeigu jūs gaunate, sako, gavau, bet jis neatsidaro, tai tiesiog PDF paprastas failas, paprašykite savo artimųjų, galbūt išmanančių, galbūt padės, pagelbės atsidaryti, galbūt ar programėlės neatnaujintos, ar taip toliau. Taip, kad tikrai viskas turi atsidaryti, viskas veikia ir susilaukiam tikrai labai daug gražių padėkų už šį žurnalą. Na, o mes ruošiame jau balandžio numerį. Taip, tai va. Ir dalinatės, kad žalumynai pasėti, o mezginys vasarai rankose. Sveiki, sveiki, dar vis jungiatės, ar ne? Tai aš uždaviau klausimą, ar mezginius padėjote į šoną ir rankose kiti jau sėjos darbai. Taip, kad ir taip, nelaukiant ilgai, ar ne, tarkim, noriu šį vakarą parodyti jums, kadangi tema yra karališki moherijos siūlai Rico print ir ryškiaspalvės naujienos. Tai pamenate, rodžiau jums Sanės Garn naujieną, siūlus moherio, balerina. Pamenate, ar ne? Ir žadėjau užmegzti ir kad turėčiau būtinai jums parodyti, kiek iš vieno kamuoliuko išeina, kaip jis elgiasi išskalbus. Tai tikrai gausit labai gražios informacijos, pasižiūrėkit, bus įdomu. Ir taip, tai dar kartą jums parodysiu. Yra nuostabaus moherio siūliukai. Štai tokie nedidelis spalvynas, nedidelė kolekcija, bet žinoma, balta, ilgaplaukė mohera, tai yra, dar kartą pakartosiu, nes tikrai galbūt ne visi dalyvaujate kiekvieną kartą, gal visi kiekvieną kartą ir dalyvaujate laidose, tai irgi būtų įdomu. Kas dalyvaujat visose laidose, kas dalyvaujat gyvai visada, o kas prisijungėt pirmą kartą, na parašykit, įdomu. Taip, 77% moherio, 18% vilnelės, 5% poliamido, šiek tiek sutvirtinimui. Mohera, kaip žinoma, eina visada su šiek tiek su pridėtiniu siūlu. Taip, tai va, toks gražus pukelis pukuotas, aš iškart jau rodau. Ir taip, pilka spalva, matot ar ne? Tai yra gan stori siūlai. Megzti rekomenduoja 5-7 numerio virbalais. Imsit 5, šiek tiek mohera bus tankesnis mezginys, ar ne? Rožinė, graži. Na, šitos jau nebedaug liko, gal 3 kamuoliukai, gal porą kamuoliukų, jau šita spalva išpirkta. Galite užsisakyti, rašykite, jeigu norit alyvinės spalvos. Mes visada užsirašome jūs ir užsakome jums asmeniškai. Taip, mėlyna, labai graži mėlyna spalva. Ir dar tamsesnė mėlyna. Na, taip, matot, labai graži, ar ne, spalva, pukeliai žalia, labai graži pavasarinė, ar ne, žalia ir juoda spalva. Tai būtent balerina, kaip elgiasi ir kaip iš to vieno, kas gaunasi iš to vieno išmegzto kamuoliuko. Va. Taip, dėžutė į šoną. Gerai, o aš prieš parodant noriu paskaityti, ką jūs parašėte. Taip. Taip, sveiki, labas, Renata, Lida, Rasa, Edita, Sonata, matau, dar prisijungėt. Kristina rašo, labas vakaras, ta siūlo lentyna, kokia pavasariška, mes visada stengiamės. Dėl jūsų. Norim parodyti ir tą siūlų grožį, tos siūlų derinius, nes ir pačiom smagu dirbti gražioje aplinkoje.
Taip aušinė dalinasi, kad pas mane nuo ryto iki vakaro langai praviri, nes jau šilta. Jau trečią kartą vazone auginu svogūnus ant palangės, vis nukramsnoju, nespėjus normaliai užaugti. Tai va, labai gerai tie vitaminai reikalingi. Labas Neringa, Dina jungiasi. Gaila, kad negaliu dabar mėgsti, truputį pamesgiu anūkėlių, rankos operacijos laukiu, kol padarys. Na taip, tikiuosi, kad pasveiksit ir kuo greičiau galėsite mėgautis šiuo hobiu, šiuo malonumu. Neringa nuolat, ar ne? Žiūri, Julija visada jungiasi, dalyvauja visada Indra. Jolanta tik vieną kartą praleido. Taip, Ramutė visose, tikrai jūs visose dalyvaujat. Dalyvauju ir labai laukiu ketvirtadienio. Stengiuosi dalyvauti visose, kai tik galiu. Zoja rašo, labas vakaras, žiūriu antrą kartą. Nieko tokio, jeigu ir prisijungėt pirmą kartą, man labai smagu, kad visas laidas jūs žiūrite, labai smagu, kad ir prisijungėte naujai, nes iš tikrųjų smagu, kad tas būrys didėtų ir aš labai noriu perteikti tą siūlų grožį, perteikti tą virbalų patogumą, priemonių visokių ir aš tikiuosi, kad jūs pasisemsite, rasite kažką savo tinkamo, gražaus, naudingo. Tai ką, iš šitos balerina Macheros, tokios plaukuotos, ji kuo tokia yra įdomi, nes iš vieno kamoliuko tokio didelio ir storas, tas kamoliukas 50 gramų, taip kad tiksliai pasakyčiau, pasislėpia tie skaičiai kartais, kai reikia, 135 metrai Macheros, tai yra tikrai, storokas, ar ne? Siūlas išsimezga, tadam, žiūrėkit, kokio dydžio mezginys. Čia yra vienas tik tais kamoliukas, 50 gramų. Štai, didžiulis, matot? Taip jo, aš čia matavausi ir rankovę jau, va, tarkim, man plati, ar ne? Vienas kamoliukas, prašau. Tai yra vien gerosios akis. Ir taip, šitas mėginukas, kamoliukas megztas 6 numerio virbalais. Toks viduriukas, ar ne, rekomenduoja nuo 5 iki 7, bet megztas viduriukas. Kai nusimezgė, buvo 48 cm ant 48 cm. 6 numerio virbalais. 48 ant 48. Toks labai gražus kvadratas, ar ne? Ir reikia išplauti. Ir man labai visada kyla klausimas, tai kaip išplovus mezginys pasikeičia, kaip jisai elgiasi. Tai išplovus ir išdžiovinus šis mezginys pasitraukia. Pasitraukia ir iš šono, ir iš aukščio, ta prasme iš ilgio. Ir iš pločio, ir iš ilgio pasitraukė netgi 2 centimetrais. Iš ilgio 2 ir iš pločio 2. Tai turėkite omenyje, kad tai yra normalu, kad Machera šiek tiek traukiasi, ne 100%, bet 77%, ar ne? Ir lygiai taip pat su fildaru Leo, kur buvo siūlai Leo, tie margi, leopardiniai, flamingai ir taip toliau, tikrai nepamažinkit virbalų ir nepamažinkit, nesuspauskit. Nenusimegskite šiek tiek tokio siauresnio, gal įtilpsiu, trumpesnio, gal bus gerai, aš patempsiu. Ne. Geriau šitos siūlus megzti ir laisviau, ir didesnį mezginį. Turėkite omeny, kad jis išskalbus tiesiog gražiai paguldžius, vėdinant, džiovinant labai gražiai, ta prasme pagal visas taisyklės kaip reikia, jis pasitraukia. Tai va, tokios įdomybės. Ir dar ką norėjau, taip, sveiki, labas Irena, siūlų karalienė rašo, labas Irena, kokie gražūs žodžiai, kokie gražūs kreipiniai. Tai dargi noriu, tokius eksperimentus šiandien padarėm ir noriu pasidalinti vienu video, dabar parodysiu. Ryte prieš pietus įkėliau į YouTube, tarkim, tai taip. Pas mus dažniausia toks mums užduodamas klausimas. Nelieka plaukelių, išskalbių, subliuško viskas, nebėra tų plaukelių ir taip toliau. Ką mes darom? Imam priemonės ir būtent tą mėginuką bandėm sušukuoti šepetėliu ir pašiaušti ir nuostabiai pasišiaušė. Aš tikiuosi, kad matosi video, kaip gražiai
pasišiaušė, visi plaukeliai atsistatė, jis toks purus paliko. Tai va, tai norėjau tokiu pasidalinti video. Taip pat aš tikiuosi, kad pavyks parodyti, ką mes šiandien nuveikėm. Taigi ir tikiuosi, kad geras bus garsas. Pasako, Ginta, ką tu darai? Šukuojam. Šukuojam. Kokius siūlus? Balerina, Sanės Gar naujiena, buvo mėginukas išskalbtas ir bandome jį dabar iššukuoti. Šiaip po skalbimo nėra, kad mezginys nebepukuotas ar kažkoks nepasipūtęs. O va dabar bandom, kaip jisai galima taip, bet jis labai puikiai toks tarsi selektrina, tarsi tie šereliai stringa tarp pūkelių ir juos labai gražiai ištraukia. Tai vat man įdomu buvo suprasti, kodėl tu tapšnoji tą macheros mezginį, o ne šukuoji, ta prasme. Atrodo, puikiausiai, vat jisai ištrauk, toks tarsi prikimbi ir ištraukia tos pūkelius ir atrodo, net nereikia šukuoti, brūžinti per tą mezginį, ar ne, per akis. Labai, gal dar dėkinga machera, koks plaukas ilgas. Tai matyčia balerinagi. Labai, labai gražiai, labai gerai atkelia plauką tikrai. Va, jis tarsi kimba toks. Nu ir šepetėlis puikus. Kokonicu su šerno šeriukais ir va, prašau, jums atsakymas, ką daryti, kad po mezgimo macherio mezginiai būtų plaukuoti, gražus, pasipūtę ir purus. Tai va, tai parodžiau mūsų eksperimentus. Būtent kaip iššukuoti macherą, kaip tos plaukelius pašiaušti, atgaivinti ir vat atradom tiesiog vat tokį būdą, atradom vėl naujai nuostabų šepetėlį bambuko iš šerno šerių natūralių, kad nereikia per mezginį tiesiog šukuoti, brūžinti, kaip kad per plaukus ar ne savo. Tiesiog kartais užtenka patapšnoti ir plaukeliai visi tokie jautrus, jie įsigeria, įkimba į vat šitos šerelius, ar ne, kaip matėt video, ir labai gražiai jie išsikelia, išpursta. Tai tikrai labai ilgo plauko machera. Ir taip pat šiandien šukavo mes macheros šitą mėginuką. Taip, kad nuostabus kokonicų yra šepetukas, moherio ir ne tik moherio, galbūt alpaka su šilku ar ne, drops brushed ar kažkokios kitokios, kokie kitokie plaukuoti siūlai, jeigu norit pašukuoti, atgaivinti, atkelti plaukelių, kuris yra išskalbtas mezginys ar ne, ir jis yra šiek tiek išdžiuvo, susigulėjęs. Tai vat nuostabus šitas yra šepetukas. Labai džiaugiamės, kad mums tai pavyko tą pūkelį atkelti ir turėti vėl gražų, gražius pūkuotą gražų mezginį. Tai tiek dalinuosi šiandien tokia patirtimi ir kviečiu pasinaudoti 20% nuolaidą šiems ir visiems kitiems siūlams, kurie yra be akcijos, ar ne, kuri dar vyksta. Tai tai ką, tai daugiau kas pas mus atvyko. Tai toliau pas mus atvyko nuostabi, įdomi, tokia marga naujiena iš Riko. Šį vakarą iš tikrųjų pristatysiu Riko daugiau, nes gavome siuntą, gavome gražių siūlų. Tai naujausia kolekcija, matot, iš arčiau. Ir jūs jau galite pirmieji ją pamatyti, šitos siūlus, ir įsigyti. Prieš kelias valandas jie jau atsidūrė elektroninėje parduotuvėje. Taip, kas tai per siūlai? Gražus ar ne? Jau iš karto vaizdas toks margas. Labai gražios spalvos. Man šita labai graži. Šita žalia. Parodysiu, prikelsiu iš arčiau. Taip, fun. Tai yra fashion fun alpaka, tai 50 gramų kamuoliuke yra 120 metrų. Vidutinio storumo siūlai. Taip, tai čia dabar bus iš eilės 007, vos ne kaip agentas, ar ne? Va tokia spalva. Margi siūlai. Jie yra ypatingai švelnus. Jau neklauskite, ar kanda ar ne. Ne, tai tikrai ne.
ir 50 gramų 120 metrų, pagaminta Italijoje. Gal tai pakelsiu. Taip, yra 36% alpakos, 29 poliamido, 25% medvilnės, 10% poliesterio. Tai va. Ir kadangi yra 29% poliamido to, ar ne, sudėtyje, ir iš 29%, 22% yra perdirbto. Tai vėlgi, kas domisi tuo tvarumu, net 22% yra perdirbtas poliamidas ir panaudota kelis kartus, tarkim, ar ne? Tai siūlai tokie tvarūs, labai gražus, margi. Rekomenduoja megzti 6 numerio virbalais. Tuoj parodysiu išmegztą mėginuką. Irgi visas kamuoliukas išmegztas, bus įdomu pamatyti. Ir toks vat purutis. Vat purutis. Tai ką, šis spalva yra ir rožinės matosi, ir žydros, ir pilkšvos tokios spalvos. Toliau, gelsva su tokia saulės, ar ne, nušviesta. Rožinės, ne, raudona šiek tiek matosi, žalsvos, mėlynos. 001. Toliau, va tokia įdomi rožinė su juodais atspalviais, margas. Ir yra kodas 002. Man taip norėtųsi, kad labiau fokusuotų. Vat tokie margiukai. Siūlai tai labai gražus, labai. Ir va čia yra kodas 005. Irgi va, prie mano viso kolorito tinka labai, va, žalia su balta. Daugiau tamsiai gal žalios spalvos yra. Žalia ir balta. Ir va ta labai graži. Kokiam švarkeliui. Made in Italy. Čia viską pasakiau. Tai pasakysiu, kiek siūlų reikia. Va ta labai graži, ar ne? Juoda, oranžinės žalios, violetinės, rožinės, geltonos matau, salotinės, ruda. Vat, žodžiu, ir violetinė. Labai gražus. Tai va, fun. Linksma, džiugu, mėgsti iš tokių siūlų. Smagu, malonu. Taip. Tai ką, tai čia va tokios spalvos, kiek čia tų spalvų yra 1, 2, 3, 4 ir 5. Labai labai minkšti siūlai ir būtent kuo jie tokie ypatingi yra, ne tik savo sudėtimi, kad yra alpakos ir medvilnės, bet ir va toks garbaniuotas siūlas. Ir jis netrodo, kad būtų labai vietomis plonas, vietomis sustorėjęs, ar ne? Bet kai mezgi, kartais matosi viena akis didesnė per tą siūlo sustorėjimą, kita mažesnė, va toks garbanius. Garbanius siūlas. Ir tuoj parodysiu, kas iš to siūlo, iš to kamuoliuko išsimezga. Va, tokio dydžio mezginys, mėginukas, ar ne, irgi megztas, kaip rekomenduoja, 6 numerio virbalais. Taip, ir šitam uždėta yra 50 akių, aš irgi čia matavau, sakau, man jau beveik, žiūrėkit, rankovė, ar ne? Va, 50 akių, puikiai rankovė, ar ne, galima jau, jeigu mėgsit kas, tai va, žinokit. Ir rašto ypatingo čia, žinoma, nenaudosi. Tai dabar, vat, gerųjų akių raštas, jisai iš savęs va toks lygus ir margas, o jeigu blogasias akis megzti, rinktis mezginį, tai būtų vat toks. Labai gražus, toks margutis, tikrai gražus. Ir dargi čia pramegzta švediškas raštelis. Ir siūlai iš tikrųjų 6 numerio virbalais mezgant, jis yra toks minkštutis. Toks vat visoks labai purus ir minkštas. Tai ką, megztukas, kažkoks įdomus šalis ir kepurė galima. Jis yra gaivus, nors šiek tiek alpakos sudėtyje, ar ne? Ne šiek tiek.
36 alpakos, bet jis yra absoliučiai nekutenantis, absoliučiai. Ir paviršis toks nusėtas lyg tokiais plaukeliais, bet nemeta visiškai plaukelio. Nesimato per kamerą. Nu, šiek tiek yra plaukelis toks, alpakiškas plaukelis, bet jis yra labai labai švelnus. Tai va tokios gražios naujienos jūsų ateičiai, jūsų ateities mezginiams, nes tikrai mūsų tikslas yra siūlyti jums idėjas ar ne, kad jūs nepavargtumėte ir visada turėtumėte ką rinktis ir iš ko mėgsti. Nu, Velykom kaip tik tokie siūlai, rašo Rima. Nesu mezgusi tokiais siūlais, įdomu, kaip atrodo mezginys. Genovaitė tikriausiai apie šituos, tai vat parodžiau. Jeigu jūs galit laisvai rinktis ir mažesnį numerį, 5, tarkim, ar ne, manau, mezginys bus tvirtesnis. Nu, šitas jisai va toks labai minkštas. Galit švarkelį kažkokį. Nu, kad ir vat. Ir galit ir movą kaklo nusimegzti. Va toks kažkoks įdomesnis siūlas, tikrai rekomenduoju išbandyti, kam atsibodo tie lygūs merinai ir taip toliau, ar ne? Tai va šitie margučiai, nu tikrai velykiniai siūlai, labai gražu. Ir dar kartą pakeliu naują kolekciją. Na štai, kokie šašlykai sumauti, ar ne? Gražus labai. Ir ta spalva, ir man sakau, ir ta žalia. Šita žalia graži ir geltona, žinoma, populiari geltona spalva. Ir tikriausiai dar neparodžiau šitos vienos spalvos, kuri netilpo ant tiešmelio šašlykų 003, iš kurios ir megztas mėginukas buvo. Kadangi aš arčiau kažkaip kamera nesufokusuoja, iš toliau geriau. Tai vat, nuo tokio dydžio gaunasi mezginys. Tai va tokios naujienos. Ką daugiau? Kokia matkelio kaina? 9 eurai su kapeikom, su centais. Taip, gražus margučiai, kaip tik pavasario nuotaikai. Tai pasikelkim nuotaiką, mezgant iš tokių siūlų, ar ne? Gerai, ką daugiau? Daugiau dar naujienos. Ką mes dar sulaukėme? Tikrai sulaukėme tų dėžučių, nespėjau ir fotografuoti, ir filmuoti, ir parodyti, galvoju, prisijungiam 4-dienį visi ir parodysiu visiems vienu kartu. Taip, ką mes sulaukėm? Mes sulaukėm mandarinų. Ir visai ne mandariniškos spalvos, bet pavadinimas yra Mandarin Petit iš Sannes Garan. Nuostabi medvilnė, rodžiau jau praeitą kartą, man atrodo, balta spalva, ar ne, apie šventinius mezginius. Tikrai mėgščiau bliuskutę, tikrai mėgščiau palaidinę. Šiandien ar vakarą šiandien, kaip tik vakar berods su merginom atvykusiam mezgėjom, atvykusiam pas mus į studiją, rinkosi siūlus ir sako, man reikia palaidinės megztos noriu vasarai. Ir pradėjom diskutuoti, kada palaidinė megzta, o kada megztas megztukas. Vieni vadina palaidinę, kiti megztuku. Tai tarkim, ploni siūlai, iš plonų siūlų jūs numegsite lyg ir palaidinę, bet kodėl ir ne megztuką susakstoma, ar ne? Galite ir su petnešėlėmis numegzti ploną mezginį. Tai galima ir megztuką, ar ne, susakstoma vasarišką. Tai ką, pasipildėme šitomis gražiamis spalvomis ir pildysim, manau, tikrai tą mandarinų seriją tikrai pildysim. Man ji patinka tuo, kad yra neblunkanti medvilnė ir labai minkšta. Ir išskalbus ji pasilieka tokia, kokia buvo. Tai yra tikrai aukštos kokybės medvilnė ir labai labai gražus spalvynas. Tai taip. Ir kas negirdėjot, kas nematėt, tiesiog dar primenu, 50 gramų yra 180 metrų. Taip, gan plonokį jau megzti reikia 2,5 galbūt virbalais, ar ne? Ir kas dar? Išleido naują citrinos spalvą, aš vadinu taip, tokia ta geltona, tokia irgi saulėta spalva, graži geltona. Labai graži žalia. Va štai. Ar ne, irgi tinka į mūsų tą koloristiką esančią man už nugaros. Ir raudona. Oi. Ir raudona medvilnės, taip kas sugalvos, kas norės kažką lietuviško, gali megzti
nerti iš jų. Tikrai minkštutė medvilnė, galit nusimegzti megztuką. Taip, tai vat tokios spalvos ir žydra gauta. Taip, ir tos man tos mėtinės, tai tikrai irgi vandenynas, atostogos. Galit ir nusinerti ir skarą, ir skraistę, ir nerto suknelę, netgi vašeliu arba virbalais. Ir va šita žydra. Tai pasipildėm mandarinais. Žodžiu, koks siūlo storis, tai tikriausiai klausite apie mandarin, tai ir pasakiau, ar ne, 180 metrų, plonas jisai. Ir jeigu nematėt ankstesnių, tai vat, yra ir perliko raštas, ir lygusis mezgimas. Gan tikrai lygios akys išsimezga lygiajam mezgime. Tikrai lygios, nešleivos, nekreivos, labai gražiai. Ir perliukas, tarkim, ar ne. Ir kiauraraščius galite megzti. Ir bumbuliukus daryti, tarkim, ar ne. Tuos gražius, kai norisi vaikam papuošti tuos bumbuliukus, ar ne. Nu, tai žodžiu, visokiem raštams tinkantis siūlai. Ar galima nerti? Jau tikrai pasakiau, kad galima nerti ir megzti. Tinka ir nerti, ir megzti, tik atsirinkite tinkamą vašelio dydį. Taip, bliuskutė gražiai nusimegztų. Taip, tai vat šitokie, ar net kreipkite dėmesį. Toliau. Pasiūlų dama, taip pat Sandnes Garn, norvegiški siūlai atvyko šią savaitę. Ir pasipildėme merino vilną. Merino vilna labai tvirta. Ne tokia elastinga, kaip ten, žinot, ne visiems pavyksta susidoroti. Ne visiems pavyksta išmegzti ir išlaikyti mezginį neišsitampiusi ir panešiojimo ir paskalbimo. Tai šita medvilnė, atsiprašau, merino vilna yra tikrai gan tvirta. Ir stangroka, bet mezginiai yra minkšti. Tai vara, tokios spalvos gavom Sunday. Nu, taigi, graži barviška spalva, merino vilnelė. Čia bus 50 gramų, kamaliukai po 50 gramų. Ir bus 235 metrai. Ploni siūlai, ploni. Jeigu jūs mėgsite dvigubų, galite mėgsti dvigubų, tai bus apie 50 gramų, ar ne, jau kamuoliuke 100 metrų ir apie 4 numerio virbalai. Ir bus mezginys tvirtas, šis tvirtesnis, negu kad imsite viengubą siūlą ir mėgsite viengubą storą siūlą, ar ne, merino vilną, tai šis dvigubas megztas plonas siūlas, jis bus tvirtesnis. Tai ką, labai graži šita spalva avietinė. Ir patikėkit, jau derinių parodysim tikrai sekantį kartą, nes derinių tikrai yra, nes šios siūlus plonus galima dėti kartu su moheriu, ar ne, moherą ir šilku. O spalvos tai idealiai tinka tos pačios kolekcijos Sandnes Garn, galima priderinti prie merino vilnelės, užmestukams, megztukams. Va, žalia kokia graži, tamsi. Vat ir tokia žalia graži, tai man tos žalios tokios visos eina labai panašios, vanilinė geltona, Sunday. Tai vat tokios atvykusios spalvos, nu vat galima ir dryžuoti. Kas dar atvyko pas mus? Taip, noriu parodyti dar vieną grožį. Tai yra jau vilnoniai, avies vilna. Kaip tik šią savaitę sulaukiau klausimo, ar jų kutena. Tai yra norvegiškos avies vilnos siūlai. Jeigu žmogus labai jau ypač jautrus, tai gali jis šiek tiek ir justi. Išsiskalbęs mezginys jis paminkštėja, papursta. Yra labai šiltas. Tuoj ir iširo mano grožiai visi, žodžiu, pakeliu. Tin per gin. Iš Sandnes Garn mes gavom tikrai labai gražias naujas spalvas. Lygiai taip pat citrininė, graži geltona. Matot, ir jos visos tos spalvos kartojasi ir medvilnė, ir norvegiška vilna.
ir netgi rasim moherijos šilkų tą pačią spalvą. Žodžiu, Tinpergin 100% norvegiška vilna. 50 gramų yra 205 metrai. Ji tokia irgi stangri tvirta, yra labai lengvas pluoštas, jeigu mėgst kažkokį, kad ir šaliką, kad ir megztinį. Tinpergin geltona, ar ne mano rankose? Žalia. Tokia pistacijų, va, dropsiai turi tokią spalvą, floros ar ne, pistacijos būna. Raudona. Ir, nu, tokia ryški raudona. Tai ir kas čia nukrito? Nukrito rožinė. Ir jeigu norisi taip pat Lietuvos vėliavos spalvas, kažkaip savo išsikėliau tokią užduotį, jau kartoju ne kartą, ne, kad surasti tas vėliavas. Tai va, šiuo atveju bus vilnoniai siūlai, galite megzti lietuviškus mezginius, lietuviškom šventėms pasipuošti, tarkim, ar ne? Yra plona merino, tai yra vilnelė, avies vilnelė. Išplovus jį labai papursta, išminkštėja lengvas mezginys. Tai va, tiek šiam kartui. Naujienų tikrai nemažai. Ne tiek naujienų. Tai kas dar prieš mano akis dar viena Sandnes Garn norvegų kompanijos Tinline. Pasipildėm Tinline, nes lentynos per žiemą labai ištuštėjo, keista, bet ne lietuvaitės pirko, kitos šalis pirko, tai labai ištuštėjo. Tai va, tarkim, Tinline'as, tai yra nuostabūs siūlai, neužmušami, ilgaamžiai, vasariniai siūlai, bet jeigu prisidėsit maherį priderintą, tai nešiosit ir rudenį, ir žiemą, ir džiaugsitės. Labai ploni. Tai 50 gramų kamoliuke yra, patikslinu, 220 metrų. Bet atrodo, kad dar jie plonesni yra. Tai yra medvilnė, linas ir viskozė. Labai gaivus mezginiai ir sulaukiame naujų spalvų. Čia be komentarų. Ryšku vasara, kaip aš juokauju, jeigu jūs nusimezgat kažkokią palaidinę be rankovę ar ant šleikučio ar kažką gražaus ir išeinate į gatvę, tarkim į miestą, tai visi atsisuks, visus trauks ši graži apelsininė spalva, tokia ryški. Taip, kas dar? Nu, ta labai graži, labai. Tokia žalia, salotinė spalva. Šita spalva 9062 labai populiari. Sulaukiam papildymo, dabar jau yra pas mus. Tikrai galite planuoti savo mezginius. Ši spalva 4002 rožinė, va, prašau. Labai, sakau, vasariškiams gaiviems mezginiams. Medvilnė, linas ir viskozė. Taip, čia būtų 8561, šis spalva yra nenauja, bet sulaukiam papildymo, jau yra lentynose, taip pat lentynose atsirado ir 6061. Na tokia, kam nereikia tų ryškių spalvų, nori kažkas va tokio mėlynakiams ar ne, tinka, gražiai atrodo, 6531 ir va toks. Tokie siūlai. Tai jeigu megsite, rekomenduoja megzti 3 numerio, tai panašiai 3 galite imti 275 ir L5, man atrodo, kamaliukai. Nu, panašiai, 5 kamaliukai. Jeigu mažesnis dydis 4 užtenka, 4-5 kamaliukai, tarkim. Tik tais, nedaug jų reikia, labai geras metražas. Tai va, ir tinka kiaurarašiams, tinka gerosiom akim megzti, jau pinelių nelabai. Tai va tokios gražios vasariškos naujienos pasiūlų damą. Ir spalvos, aprodžiau. Ir dabar pradedam jau tas gražius siūlus rodyti, karališkus siūlus,
kuriuos aš net nebejoju, jūs esate čiupinėję rankose, jūs esate jau laikę ant savo virbalų ir esate tikrai mezgę, o jeigu nesate, tai nuoširdžiausias rekomendacijos iš manęs, iš mūsų darbuotojų, iš mūsų mezgėjų, kas mezgia. Tai pirmiausia, kas tai per siūlai, ar ne? Tai yra Rico Print, pavadinu labai trumpą pavadinimą, nes gamintojas Rico, vokiečių, mėgsta uždėti tokius ilgus pavadinimus, kad mes ir keliant prekes, galvojam, tai kad tik tilptų į tą eilutę, ar ne? Tai yra Superkit Moherio ir Šilko Print siūlai. Tai yra jauniklių vilnelė, jauniklių ožkyčių, moheris ir šilkas. 70% moheris ir 30% šilko sudėtyje. Ir kadangi 30% tai yra labai švelnu, kadangi jauniklių gyvūnėlių ta vilnelė, ar ne, tai irgi labai švelnu. Tai yra labai švelnus siūlai. Jautrus žmonės gali nešioti tikrai. Ir dar kuo jie išsiskiria, kadangi jie yra ilgaplaukiai. Taip pat, ar ne, kadangi rodžiau čia tą baleriną, tuos siūlus, čia yra stori vienspalviai, tai čia yra margaspalviai. Įspūdingi karališki, kaip vadinu, siūlai. Na ir ką, ir noriu parodyti, aptarti būtent spalvas ir jų pavadinimus, jų kolekcijas. Ir toliau aptarsiu, kiek siūlų reikia jums nusipirkti. Tai va štai. Čia būtų ugnis. Štai čia yra ugnis. Spalva ugnis. Numeris 005. Labai graži. Ir kadangi noriu parodyti dėžutėse, tai vat tarkim, jeigu nusiperkat megztukui reikia 3, bet labai priklauso, kokiais virbalais mėgsite. Taip, nepasakiau, reiškia rekomendacijų, ar ne? Sudėti pasakiau, moheris su kūdikiu, su šilku. 50 gramų kamuoliukas yra ir jame 380 metrų. Rekomenduoju megzti 4,5 ir 40 m dydžio megztukų reikia 4 kamuoliukų. 4,5 numeris rekomenduojamas megzti, bet jeigu jūs megzite didesniu, galit megzti 5,5, galit megzti 6, daryti tinkliuką, vėlgi jums reiks tik 2 kamuoliukų, gali užtekti L dydžio. Tarkim, ar ne, tai vat kartais labai sunku atsakyti į klausimą, ypatingai kalbant apie moherio siūlus, kiek siūlų reikia nusipirkti, įsigyti. Tai turite įvertinti, kokio numerio virbalais megzite. Juos galite megzti ne tik 4 numerio, kaip rekomenduoja 4,5, galit megzti ir tankiau. Tada bus super tos spalvos, perėjimai, bus tankesnis raštas, nebus kiauras, ar ne? Ir ką noriu pasakyti, kodėl va dėžutėse noriu parodyti, nes jie yra visi skirtingi. Gal čia taip nelabai ir matosi, tai jūs neišsigaskit. Kadangi tie siūlų kamuoliukai yra skirtingi, tai jūs galit gauti ir vienoks perėjimas, o čia yra kitoks, ar ne? Ir tarkim, jeigu jau mezgat rankovytės, jau toks yra išskirtinumas, reikia paderinti tą raštelį. Tarkim, šitas yra pradžia violetinė. O šito, tarkim, kamuoliuko matot, pradžia yra oranžinė, ar ne? Tai galit gauti tiesiog skirtingų susukimo, skirtingų spalvų siūlus. Tai čia ugnis. Toliau, kita, labai tokia rami spalva žemė. Kol žiūrit, koks grožis, iš 2 numezgu 3,5 virbalais pasakiški siūlai. Iš 2, ką jūs numezgat, megztuką? Kristina, pasidalinkit. Taip, čia yra žemė. Čia jau tokia ramybės, kas mėgsta ramius tonus, žemiški tonai, rožiniai, rudi. Ir irgi matot, vienas yra pradžia ruda spalva, ar ne? O kito, tarkim, šviesi ruda, ar ne? Kamuoliuko jau yra spalva pradžia. Galima galbūt ir susirasti ir iš vidurio megzti pradėti, jeigu reikia derinti.
Nu, labai švelnutė, labai graži. Žemė. Taip, čia yra žemė. Toliau parodo vasarą. Kaip manot, kokia vasara? Kokia ta vasara? Vasara daug žalumos, žolės, medžių ir vandens. Žydra pereina su žalia, su salotinė. Tai yra 0,11 spalva. Siūlai va tokie. Ir čia va tokia jau žalia. Elektrinės lyg matosi. Tikra vasara. Labai gaivus, vasariški siūlai. Šita spalva tai yra. Ką toliau? Toliau norit į mišką. Keliaujam į mišką. Tai vat, tai Kristina dalinasi, kad M dydžio megztuką, neplatų, numezgė iš 2 kamuoliukų. O aš mezgiau 6 numerio virbalais. L tikrai toksai retas buvo, vos netinkliukas iš jų. Irgi 2 užteko, bet rankovės šiek tiek trumpesnės. Tai vat. Žiūrint arba 2, arba 3, kaip mėgsit, kokius virbalus rinksitės. Kokia jų kaina, Dita klausė. Apie 20 eurų, man atrodo, yra. Ir nepamirškit nuolaidos kodo, kuris galioja iki 19 dienos, dar 5 dienos. Tai ką, keliaujam į mišką. Miške labai žalia ir tamsesnėje žalios, ir žydros šiek tiek yra, ir net rožinės spalvos. Nu, čia tokie, sakyčiau, siūlai. Pasakiški yra ir verti tikrai jūsų rankų. Švelnučiai ir skarai, skareliai, žodžiu, siūlai tokie margučiai. Nu, mezginiai tikrai labai yra fantastiški, tie perėjimai, tai tie siūlai žavi savo perėjimais. Retro spalvos. Retro kodas yra 008, nu tikrai labai graži, žinokit, yra mėlyna, indigo, tamsi mėlyna, matau gelsvos rožinės, matau, vat tokia, taip, retro spalva. Toliau, statau bokštus, žinokit, iš dėžučių, matot, kiek daug galit pasirinkti. Toliau, sfera, tai kaip dangaus šviesulys kažkoks, tai, oi, matot, kaip gražu. Netgi, sakyčiau, pagal populiariausią spalvą, ar ne, pripažinta, persikų va tokia violetinės gelsvos kažkokios, tai tikrai sfera 007 yra gelsvos, alyvinės ir persikėlis viduje šviečia, matot? Nu, tokie gaivus. Dangaus šviesulys sfera. Toliau, kur čia dar pasidėti, kad nenugriūtų niekas. Va, mano spalva šita, tai yra vanduo. Vandens spalva, iš kurios aš mezgiau. Labai man kažkaip neutrali tokia atrodo. Vandenyno spalva, tai yra mėtinė, žydra ir mėlyna spalva. Nu, vat, labai gražus siūlai, minkštučiai. Aš, žinokit, juos noriu glostyti ir glostyti. Tai ir ką? Ir turiu mezginį prieš save parodyti. Nuostabų, labai gražų. Būtent, vat, iš šitos oras. Spalva oras. Na, jie tai pavadina. Gamintojas. Tai yra 002 numeris ir irgi vat vienas kamuoliukas va toks, ar ne? O kitas, tarkim, va toks. Tai jūs neišsigaskit. Tai yra normalu, taip yra susukti kamuoliukai, jie vis tiek yra vienodi ir galite dėlioti savo spalvas, kaip tik pageidaujate. Viena už kitą gražesnė, Milda dalinasi. Kaip mezgėjėlės, ar jūs dar gyvos po tokio grožio, Nurima? Juokingai, kaip rašote.
Aga, žiūri tik vieną akim. Na, aš tikiuosi, kad viskas gerai su sveikata, tikiuosi rytoj jau ar poryt, ar kada savaitgalį čiupsit, griebsit arba susiplanuosit savo mezginius. Na, o dabar, taram, pats didžiausias, pats gražiausias iki to grožio dar noriu parodyti vieną spalvą. Vėjos. Pasidėjau dar tokius kamaliukus vėjas. Turime vėjo, tai yra elektrinė, oranžinė. Niekada, atrodo, nesudėčiau tokių spalvų į vieną siūlų kamaliuką. Bet kaip gražiai, žinokit, jie išsimargina mėlyna, žalia ir va tokia, ar ne, violetinė spalva vėjas. Dar yra 001 šviesa. Šviesą aš mezgiau. Man atrodo, kad jį mezgasi labai įdomiai, lyg vaivorykštė išsimezga, nors netrodo, ar ne, taip. Tai čia bus 001 spalva. Bandžiau kažkada mėginuką. Ir yra 012 ruduo. Kai kas, gamintojai įsivaizduoja tokį rudenį, ar ne? Aš įsivaizduočiau kažkokį raudoną, bordo, oranžinišką kažkokį, ar ne, su tamsiais. O čia va tokia žalia lyg miško ir va toks ruduo. Na, nėra aktyvi spalva, šiek tiek niūresnė spalva jį. Tai ką, tai dabar Rasa rašo, su finansais gali būti prastai. Nu, neprastai, kodėl prastai? Bet kai tu nusimesgi tokį vat gražų mezginį ir nešioji jį, tu taip džiaugiesi, kaip Gabrielė, man atrodo, praeitoj laidoj dalinosi, ar Facebook grupėje rašė, nepamenu dabar tiksliai kur, kad įsigijau ir Rovan Moheros, įsigijau to siūlo ir labai džiaugiuosi, pačpinėjau, atsidariau dėžutės, matau, kokie nuostabūs siūlai, kaip mėgstu ir taip toliau. Tai iš tikrųjų džiaugsmas neišpasakytas. Tai ką, nebaigtas mezginys ir būtent iš Riko Print siūlų. Ir, na va, tai čia yra megztukas, būtent mezgamas va šita spalva. Jeigu jūs megsit vieną giją, vienais šiais siūlais, tai bus ryškiau, spalvos kitaip dėliosis šiek tiek, nes šis megztukas yra megztas iš 3 gijų ir tuoj parodysiu derinuką, kokių gijų. Bet, tarkim, jis yra purus, toks, ar ne, pūkuotas. Šiaip iš tikrųjų matėt, dalinausi jau pradžioj, rodžiau, kad plaukelis yra tikrai jų nemažas, ilgas. Išmezgus, na tiesiog nėra labai didelis plaukelis, bet vat, apie centimetrą ilgio. Ir čia yra dėtos 3 gijos. Viena gija šitos Riko Print Macherio ir 2 gijos merino plonos vilnelės. Ir dabar parodysiu jums, ką jūs galit dėti kartu. Tai štai, prieš šitame mezginyje, ar ne, naudotas va šitą Riko Print, dėta plona gijelė merino vilnelės ir 3 gija tos pačios merino vilnelės, bet rožinės. Tai vat ir gaunasi toks megztukas bus. Taip. Vieną Moherio šito giją rekomenduoju megzti bambuko virbalais. Rinkitės, kokie jums malonus. Turim siknito, ar ne, turim čiaugų, turim tulipo bambuko virbalus. Čia yra siknitai. Matot, va, 40 cm, ir va, leki savo aplink ratą. Labai patogu megzti su bambuko, niekas neslysta kaip nuo metalo. Ir taip, ką mes čia turim, atpažįstat? Sanesgarn mezginio laikikliai. Tai va, šitos vėlutės, oi, kaip gražiai priderinta prie rožinio mezginio, rožinė vėlutė, ar ne? Tai va, norim laikinai nuimam. Ir
ir mezgam toliau kitą, ar ne? Tai va, labai gražu. Ir jūsų įkvėpimui, jūsų ateities mezginiams, tai va, yra galimybė prie šitų spalvų, vat, tarkim, ar ne, dėti ir megzti keliomis gijomis. Tai, žodžiu, tokie irgi gražus universalūs siūlai, iš kurių, na, žodžiu, galit naudoti kaip tik sugalvojat. Tai dabar jeigu, vat, 001 ta vasaros spalva, ar ne, ką mes galim dėti kartu, mes jums turime derinukus. Galite dėti, vat, taip, 2 gijas, jeigu nori tokio vidutinio storumo, tokio mezginio, megztuko, 2 gijas šito ir 1 giją šito, ar ne? Galima dėti šitą spalvą, jeigu norite tamsesnio varianto, plona merino vilnelė. Toliau dar parodau. Čia 008 spalva puikiai tinka žalia, nes yra tokios, vat, tarkim, tamsesnė žalia arba va tokia. Galima sudėti kartu, taip. Toliau, kas pas mane? Dar parodysiu, tarkim, žemiška graži spalva. Irgi galit merino vilnelę dėti tokią rusvą. Ir jums mezginys pasistorins. Galit 1 giją šitą imti, 1 šitą imti. Arba, jeigu norit šiltesnio atspalvio, žiūrėkit. Nu prašau, yra šiltesnis atspalvis. Jūsų pasirinkimui. Turim visko. Ir kad nesusimaišyčiau, dar noriu parodyti, kad galite dėti kartu žėrutį. Žėrutį, metaliko tą blizgutį. Konkrečiai galite susikurti savo modelius, mezginius, imti 1 giją moherio margos print ir galite imti, vat, tarkim, twinkle, ar ne? Ruda graži spalva ir išsimezga kažkoks su labai gražiu subtiliu blizgučiu mezginys. Galite dėti visus kartu, o kas jums neleis. Jūs tikrai galite sukurti, vat, tarkim, ar ne, merino vilnelę, blizgutis ir vat ši mohera. Tai vat yra tiek daug galimybių sukurti kažką įspūdingo, sukurti savo dizainą asmeniškai, jūs tik rinkite spalvas. Vat. Aha, tokie būtų. Nu, labai graži, man ta žemiška spalva labai graži. Tarkim, toliau. Kad ir ta pati va šita ar ne spalva, jūs galite nebūtinai rinktis vien su merino vilna. Jūs galite dėti kartu twinkle, kuri turi, blizgutis turi ir rožinio, ir balkšvo, ir žydro. Nu, idealiai atrodo tinka prie šitų vat siūlų. Šitie twinkle. Prie oro, 704. Numeris tinka labai gražiai. Taip. Irgi va, galite taip daryti. Galite dėti žydrą. Nu, žodžiu, kaip tik jums gražiau, kaip tik norisi, ar ne? Nebetelpa į rankas. Ką aš dar turiu? Ai, čia rodžiau vat tokį blizgutį. Bet yra ir tamsesnis blizgutis, matot, tinka ir pilkas, rusvas, mėlynis gražus, bet galite imti ir va tokį blizgutį. Norit tokią, prašau. O kas mėgsta violetinę spalvą? Taip, prie violetinės irgi buvau prie šitos, galite harmonį sukti, galim prisukti. Violetinę, alyvinę, jums bus nuostabus perėjimai, gražus. Ir blizgutis, stelario blizgutis, mes jį prie visko randam priderinti, prie visokiausių kolekcijų.
Rasa, visos spalvos nuostabios, kokios geros idėjos su siūlų derinimu. Na va, ir jums sakau, pasistorins mezginys, blizgutis ir sutvirtins tas metalikas, ar ne? Ką aš dar turiu? Ugnį turiu, tai va, tarkim, prie ugnies dedam ryškiai asmenybei, kuri nori ryškumo, mėgsta ekstravagantiškus kažkokius ar ne mezginius. Tai irgi galima šitaip dėti, galima dėti va šitaip, vien tik, ar ne, ir galima visus tris sujungti su oranžiniu, šiuo atveju Stellarius blizgučiu. Mačiau modelį mezga Instagrame, ar ne, viena mezgėja, mezga šitų siūlų megztuką, priekis ir nugara, tarkim, eina kartu su blizgučiu, o rankovės tik vienas siūlas. Be blizgučio nenaudoja. Tai irgi įdomu, savotiškai. Čia yra mano spalva vandens. Aš dėjau dropsų. Puikiai tinka vienos ruletės. Užtenka vienos. Dviems kamuoliukams galite rinkti Stellari. Prie šitos spalvos tinka va tas sidabras toksai. Ir Twinkle. Twinkle tai yra va toks. Ir va čia. Nu, ir dabar pasakykit, kas atsispirsit, aš tai jau ne. Norėčiau eiti šį vakarą, imti virbalus ir megzti iš šitų derinių. Twinkle skiriasi nuo Stellario, nes Twinkle yra šiek tiek storesni, jų reikia daugiau. Ir jie yra su tokiais pumpurėliais. Toks subtilus blizgutis. Taip, ką aš dar turiu? Dar ne viską parodžiau. Dar turiu mišką, ar ne? Prie miško irgi galima žalią dėti. Miško spalva. Ir mėlyną galite užsitamsinti šiek tiek. Gan spalva šitoje perėjime yra tamsoki. O blizgutis irgi tinka mėlynas. Nu, žodžiu, sunku net išlaikyti. Arba galit mėlyną rinkti su vat toks, yra dar toks skaistesnis, ryškesnis. Arba tik dėti mėlyną. Ir žalią. Gražu, žodžiu. Tai va, viskas, mano dėžutė jau tuščia, ką norėjau jums parodyti apie šiuos gražius siūlus. Tai kurkit savo nuostabaus grožio karališkus mezginius iš karališkų siūlų. Nes tikrai jie yra ir ilgaamžiai, ir švelnučiai, nekutenantis jokių būdų. Vaikams nežinau, ar tinka, gal nelabai, nes jie tokie jau išskirtiniai moteriški siūlai, ar ne? Ir taip, tai vat, dar kartą pakeliu megztuką. Taip, megztukai atskirai derinot spalvą, melsvą Harmony su moheriu ir rausvą Harmony su moheriu pagal spalvas ar atskirai, ar visus tris kartu. Čia yra ne mano megztas audronė megztukas, aš pasiskolinau iš mezgėjos, kad jums parodyčiau. Bet aš žinau, kad čia yra megztos 3 gijos eina iš karto sudėtos. Tai patikslinu, eina viena gija visada ši ir viena gija žydros ir viena gija rožinės. Nu tai va taip vat. Vat, aš imu rožinę, kad aiškiau būtų. Ar ne, imu žydrą, sudedu kartu, paimu, va tarkim, šitą riko, nu vat, sudedu ar ne, ir gaunu 3 gijas. Viskas, ir mezgu. Nereikia ten derinti. Iš tikrųjų, tas derinamas, kur violetinę spalvų dedu violetinę, kur žydra dedu žydrą, šiek tiek jau sudėtingėja, ar ne, ir sudėtingiau jau ir siūlus apsiskaičiuoti, bet sudėjus va taip 3 iš karto gijas ir mezgant, na, jūs va ir išgausite tikrai labai gražų tą perėjimą spalvų.
gražų tokį. Tai va. Na, o jeigu nedėsit merino vilnos, šitas perėjimas bus labai ryškus, labai gražus, įspūdingas. Supratau, Audronė. Tai gerai, kad taip tobuli deriniai. Tai va. Na ir ką, ir dargi rodžiau, jau čia pabaigai noriu parodyti, kaip ir praeitą kartą sakiau, kad kelyje yra labai gražios segės tiems macherio ar ne, būtent šaliams. Bet ir ne tik šaliams. Jeigu jūs nusimegsit šiandien, kaip tik parodžiau, vienai mezgėjai atvykusiai, sako, oho, koks geras dalykas, juk tikrai ir plačiom rankovėm tinka. Tai jeigu nusimegsit plačias rankovės, jūs galite susekti tas rankoves su šitomis gražiamis, puošniomis segėmis mezginių. Tai yra perlai ir ši yra didesnė, tai yra 6,5 cm ilgio. Ir tuoj parodysiu, kaip klausia, tai kaip čia reikia įsekti, ar ne? Tai įsivaizduojat, va šitie perlai, atsisuka vienas, galit atsukti antrą, galit neatsukti. Nu, to aš išimsiu, nes čia. Tai va, yra tokia auksinė su baltais perlais, auksinės spalvos. Tiesiog įveriat į mezginį. Tarkim, ar ne? Dabar čia taip pat demonstruoju. Na, tarkim, ar ne? Suimat ir užsukat perliukus. Čia yra tos didesnės. Čia yra galbūt ir kardiganams tinka, ir megztukams, šaliams. Tai va, pasiskaičiuokit, 6,5 cm. Bet labai puošnios. Nu, štai. Ir susigiau, matot, koks puošnumas, koks grožis. Tinka visoms mezgančioms. Turėkit pas save, gali bet kada, tarkim, prireikti. Ar ne? Tai va. Ir yra mažesnės. Tai yra 4,8. Tokios aš jau gyvai rodau. Praeitą kartą rodžiau tik tais nuotraukose, slaiduose. Tai va yra. Ir toliau turim, kam nesinori baltą, labai puošnu, ar ne? Yra juoda spalva, bet juoda spalva yra su sidabriniu. Sidabro spalvos yra, bet kaip įsiveria ir nesimato tas sidabras, ar ne? Matosi va tik šitie bumbuliukai. Labai gražus. Ir irgi juoda yra didesni, tokie masyvesni ir mažesni juodi. Juodos segės. Na ir ką, dar vieni tokie, šitokia įdomybė. Segės mezginiams. Čia taip pat, nu tokia lenkta puslankiu, ar ne? Kai kas sako, panašu į auskarą į nosį, bet irgi jos, tuoj parodysiu, nusisuka vienas tik tais galas. Vat irgi įmaunam į mezginį ir užsukam. Perliukas irgi su auksinės spalvos metalu. Irgi toks įdomus. Ir irgi taip mezginyje labai gražiai. Ir ką, ir dar, čia iš vis puošnus, kalnų krištolo akmenukas yra, toksai ar ne, 5 cm ilgio ir perliukas. Ir čia nusisuka perliukas. Nenoriu šardyti iš pakuotės, tik nusuksiu perliuką. Net nenusisuko, yra smeigtukas, jis išsitraukia. Ar ne, yra toks smeigtukas, įsmeigiam į savo mezginį ar šalį kažkur kaip reikia, ar užmestuką kokį suimti norisi, įsmeigiam ar ne ir užsegam. Čia yra nesukamas, čia yra toks vat įmaunamas, bet labai labai puošnus. Vienoje pusėje kalnų krištolo akmuo, kitoje pusėje perlas. Labai labai gražu. Dar kartą parodau. Tai va. Tikrai toksai puošnus aksesuaras. Tai ką, ir tiek būtų šiam vakarui. Tikriausiai jo, viską parodžiau, ką norėjau. Ir kitą savaitę bus naujienų, labai didelių. Ir dar noriu paklausti jūsų, tai ar darom
tos podcastus mūsų mezgėjų vakarėlius, ar jau nebe, gal jau pavargom, gal jau norim pailsėti. Tai parašykit, ar įdomi informacija, ar yra ką pamatyti, ir kitą savaitę noriu pranešti, kad nesusitiksim, bet kodėl? Todėl, kad išvykstu į tarptautinę, didžiausią Europoje siūlų parodą, kuri vyks Vokietijoje. Tikrai labai jau su jauduliu nekantrauju, laukiu, ruošiuosi. Ir iš ten dalinsiuosi su jumis įspūdingom naujienom, įspūdingais stendais. Tenai susitiksim ir su japonais bendrausim ir taip toliau. Ir tai parašykit, ar norit tų naujienų, ar susitinkam, darom, nedarom, ar ramiai aš ten padirbu savo darbus, susitikimus susiorganizuojam ir tada grįžus jau pasakoju. Tai ar naudingi tie visi podcastai ir darom, laukiam ketvirtadienį. Dar ne vasara, tai kaip su ta vasara iš tikrųjų. Vakarėliai labai reikalingi, prašom tęsti. Geros išvykos, ačiū. Tikiuosi viskas pavyks, kas yra suplanuota. Ir jums parvešim tikrai įspūdingų naujienų. Rasa, ir labai darom, ir geros išvykos. Tai ką, rašykit. Aš tikrai visus perskaitysiu komentarus. Labai džiaugiuosi jūsų susitikimais, jūsų aktyvumu, kad mezgate. Atsiųskite savo mezginių nuotraukas į siūlų damos Facebooko grupę, dalinkitės, bendraukim, palaikykim vieni kitus, paskatinkim ir nepamirškite, kad iki kovo 19 dienos 20% visiems nuostabiems siūlams, kurie, žinoma, nėra akcijiniai, 20% nuolaidos kodas moteris. Tai ką, megzkit ir nesustokit. Iki sekančių susitikimų, mielosios. Ate?